Nu, šitas žemėlapis tai man yra pats fainiausias, pats gražiausias ir pats turbūt tiksliausias. Čia, man atrodo, 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus pradžioje sukurtas prūsiškas žemėlapis, tai kaip pavyzdys čia matom Raudonė, Kaniukus, Karčiama pažymėta, taip pat čia Karčiama pažymėta, dvaras pažymėtas, kaimai visi. Ten, tikrai yra ir tikslus, ir va dar viena Karčiama čia buvusi. Tai, pavyzdžiui, šiuo momento Raudonė, čia va tie Kaniukai, tai čia kažkur, čia va dvaras buvo, matosi įlanka, čia turbūt kažkokie upelėje. Tai jeigu čia, tai va čia va kažkur buvęs dvaras, čia plius minus. Karčiamas čia buvo prie Nemuno ir taip toliau, taip toliau. Tai šitas yra pats keičiausias, pats fainiausias žemėlapis visos Prūsijos. Tai jeigu norite parsisiųsti jį, tai prašau Contribui, porą euriukų, linkas jūsų, siūskite į savo krašto, savo regiono, darykitės, ieškokit, bandykit surasti tą totorių paslėptą auksą. Contribui linkas aprašyme, o jeigu norite kažkokių kitokių žemėlapių ir norite už dyką, tai lithuanianmaps.com ar lt.com berods ir tikrai rasite naudingų jums žemėlapių.